Atrodo, kad su AI chatinu. Nesuprantu jos iš vis. Ne, seniai, what the f***. Tai ką, gal norėtum autografų iš manęs? Žiauriai seksy. Berega. Nušausiu. Sveiki, jau... Tada negalime taip sakyti. Sveiki, esu Lukas ir šiandien būsiu jaunos poros pirmo pasimatymo konsultantas. Atrinkom du žmonės, tai Ugnė, DJ Nevykėlė ir Nojų. Jiems leisime iš pradžių 10 minutėlių susirašinėti, pamatys, koks vaibas persiduoda per žinutės. Vėliau leisime jau jiems susiskambinti ir vėliau jau susidinsime į tą patį kambarį, tik nusisukusius vienas nuo kito, kur galėsim nuoti ar nais į antrą pasimatymą. Tai labai įdomu, ar jie galiausiai sutars, ar jų priešingybės jos pritrauks, ar atskirs ir nepamatysim nieko. Pasižiūrim. Labas, aš esu Ugnė. Man patinka važinėti riedlentę, kurti muziką, groju gitarą. Esu iš Vilniaus, man yra 18 metų. Kas man yra meilė? Leidimas laiką kartu. Man žiauriai patinka, kai esam vienas kitu apsėsti tiesiog ir nenustojam vienas kitam rašyti. Ne, man tiesiog įdomu, nes jisai nežino, kas tipo yra už ragelio. Jisai nežino, kad čia DJ Nevykėlės ir man tiesiog įdomu, ar jisai bus toksai jau tipo, ir jisai bus toksai, cute, tipo. Esu Nojus iš Vilniaus, man 19 metų. Mėgstu siminėti sporto, bėgimo maratonai. Vieną kartą tiesiog per kalėdų antrą dieną nusprendžiau tram kilų, tiesiog be pasirašymų. Norėjau pem nubėgti, bet gavosi, kad tram nubėgau. Tiesiog bėgau iki tol, kol jaučiau, kad nugarai bet koks diskomfortas. Sakau, tėti, gelbėk, biški mane, biški pakibau čia. Kažkodėl matau, kad Nojus pačatins Ugnė, jam patiks. Labai toksai atrodo dosnus Lietuvos pilietis Nojus. Meilė yra toks geras jausmas, kai tiesiog jautiesi, kad tavim rūpinasi. Gerai. Tegu man pirmas parašė, aš tikrai nepradėsiu. Parašė, labas. Kaip tu? Koks rūpestingas. Kai jinai parašė, kad nejaučiasi zaibys. Super, taip pat. Kodėl jis toks aktyvus? Man šiaip visai cute. Juokinga. Paklausė, kas tave intriguoja kitose žmonėse? Kai jie deda šauktukus žinutėse, tai tą ir padariau. Dar vis rašo. Gal jis išsigando manęs. Žmonės turintis gerą humoro jausmą bei mėgstantis kvailioti. Atrodo, kad su AI chatinu. Jinai prašė, ar tu my all? Aš nesuprantu, ką jinai sako. Čia vienas iš tų naujų slengų, kur skibidai sakė. Rizai. Start counting. 5, 6, 7. In 4, damn it! Look at me! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paklausiu, koks jo guilty pleasure. Jeigu atrašys DJ Nevykėlė, bus mano husband. Jeigu atsakys Vaidas Baumila, tai nušausiu. Jinai galvoja, kad aš su ChatGPT chatinu. Parašė neseniai, what the f***. Ne, vapšė. Toksai zesty, biški, nežinau. Toks neseniai, what the f***. Nieko, kad aš jį biški kinu. Aš labai agresyviai parašiau, atsakyk į klausimą. Gerai, jį labai tiesmukai ir tiesiai šviesiai eina, iškart parodo savo manieras. Tai įdomu, kaip Nojus pasijaus. Aš tai pamatyčiau, galvočiau, čia viena iš tų, kur galėtų būti tiesiog draugė, kur smagu pastum, bet nežiūrėčiau kaip į antrą pusę. Juokauju, zuikį, nepyk, nesuprantu jos iš vis. Bet tokia. Man reikia tokių, kur, tipo, vapšė be filtro gali bendrauti su manim. Tiesiog, man patinka jos, nes jie tiesiog, aš nekenčiu vyrų ir, tipo, man jos patinka. Tiesiog jūs visi. Jeigu jisai manęs atgal tai tada mes nemečinam energijos ir man su juo neįdomu. Dabar greitai negaliu sugalvoti, tai ar čia mano problema? Jinai savo, aš pati savo pasakysiu. Dabar man reikia galvoti. Mano guilty pleasure yra grot lūpinę armonikėlę. Aš šiaip, tipo, mėgstu savo draugams siųsti gimtadienio pasveikinimus, kaip groju lūpinę armonikėlę. Parašė, man patinka cringe šokiai. Tiesiog atsistoji prie veidro ir tiesiog šokiai. Berega. Parašiau, tai gerai, aš grosiu, o tu šoksi. Parašiau sutartą senim. Man patinka tavo idėja, šauktukas. Vėl kažkoks zesty lord. Pasimečiau biški, žinai, nes nežinau, ką rašyti. Jisai, tipo, matos, kad jis prie bairio, bet jisai biški šiai. Per daug galvojau gal. Nebuvau toks spontaniškas, žinai, tiesiog, man patinka, žinai, kai greitai rašai. Koks 7. 7 gal, 6. Ką tu zuiki? Aš tai sakau, tai jasna, kas čia kalba. Ką jasna, kas čia kalba? Aš turiu spėjimą, kas tu esi. Sakyk. Ar tu esi DJ Nevykėlė? Ne, bet man visi sako, kad aš žiauriai, tipo, panašiai iš balso ją. Nestum, seniai. Gerai, pavyzdžiui, jeigu būčiau DJ Nevykėlė, kaip tu reaguotum? Bet taip iš balso galima lengvai atpažinti, ne? Turbūt, blemba, jeigu domiesi klausai, tai jo, greičiausiai. Ir ypač iš bendravimo to stiliuko. Bet neatrodo išsigandęs, atrodo, kad visai tikėjo. Ką žinau, man tai realiai neapsikraučiau labai daug. Neapsikraunu ir didžiuojas kaip DJ Nevykėlė kažkada. Nors
tau sakau, tai ir bomai šitą. Nu ne. O jeigu ir aš? Nu, tai būtų faina pabendrauti su tavim. Tik tiek? Tai ką, gal norėtum autografą iš manęs? Nu, aš jau spėjau tave įsimylėti. O, kaip miela iš tiesų. Kodėl toks nonchalant? Nežinau. O kiek tuo metu? A kiek duotum? Svarbu, kad nebūtų jaunesnis už mane. Šiam 3. Pataikiai seniai. Taip. Jo. Žiauriai seksy. Okei, važiuojam. Gerai, rimtai kiek tuo metu? 19. Gerai. Tau 18. Ne. Nu, jis atranda labai neranda savo vietos, labai įsijuda. Kalba su ja visą laiką. Linguoja, tikisi blogiausia ir geriausia. O nevykėlė tai labai ramiai kažkaip reaguoja. Atrodo, kad jinai įprastinis jos bendravimas, o biškiai atrodo, matosi, kad Nojus šiek tiek jaudinas. Ką darytum, jeigu man 14? Tai kiek tu metų, panelė? 14. Su pusė ar be? O tai ką darytum, jeigu, va, tipo, man 14? Galėtume toliau bendrauti. Būtų straipsniolika. Nu, straipsniolika, bet žinai, metai tik skaičius, kalėjimas tik kambarys, kaip sakoma. Nu, tai kada paskutinį kartą jautėjai meilės jausmą? Prieš 2 minutės. O tu? Stebinai. Aš visada jaučiu. Tai ką, tu tipo visus myli? Taip. Sakiau, kad tu zesty. Bet tave labiausiai žinau, Nu, tai ką žinau, man tai atrodo, kad tu bičius myli. O, iš ko tu sprendai? Nu, nes tu taip zesty, četini su šauktukais ten toks. Ne, seniai, va,